apie tai, kokios buvo šios rungtynės tavo akimis? Nieko, iš tikrųjų ganėtinai smagios, nepaisant rezultato dvigubai gauto. Smagus, pasižaidėm tiesiog, susirinkom, pasižaidėm, žinojom iš tikrųjų, kad pralošim. Vis dėlto A diviziono ketvertukį turėtų būti Liudvinavas Vytis ir nežinau, tiesiog patiko, va, savo pasižaidėm visi ir visi. Na, sakykime, tie tritaškiai metimai, tai Vyčio ir, na, Manto Varnagino rezultatyvus perdavimai, sakykime, išvieškų vietais. Grįždavom į gynybą, lyg ir sakydavo, kad kur bus perdavimas Manto, bet nieks nesureaguodavo, lyg ir kelis kartus buvom perėmę kamuolį, bet Mantas taigus žaidėjas geras, nėra nei ką pridėti, nei ką atimti. O sakykime, Liudvinavo komanda, jeigu susitikimai dar kartelį skirta, rezultatas būtų šiek tiek kitoks. Negu, pavyzdžiui, rytoj vėl žaisti. Liudvinavas Vytis buvo ne visi susirinkę, vienas žaidėjas susitraumavo. Manau, galėtų būti ir mažesnis, bet galėtų būti ir didesnis, manau.